Sveiki žvejų žinių žiūrovai. Štai ir vėl susitinkame eteryje. Na, o jūs iš mūsų tikriausiai laukiate informacijos apie tai, kas, kur ir kada kimba. Šis ruduo ypatingas pamario meškeriuotojams. Kuršių mariose, į jas įtekančių upių žemupiuose puikiai kimba karšiai. Orai geri, matyt, tai skatina karšių kibimą, gal dar kažkokios tai priežastys. Tačiau karšiai kimba. Įdomiausia, kad kartais sunku rasti vietelę, kur galėtum komfortiškai išdėstyti savo meškeriojimo reikmenis ir užmesti ypač ant smiltynės krantinių, ypač tose taškuose, kur karšiai kimba geriausiai. Visada būna tiršta žmonių, o ypač savaitgaliais. Todėl mes nutarėme ir parodyti jums siužetą apie vėlyvą karšių kibimą Kuršių mariose. Na, o kad mums tas kibimas būtų užtikrintas, užsukom į naują Romados parduotuvę Klaipėdoje, didelę naują XL formato parduotuvę. Išsirinkome štai tokio stil jauko ir išsirinkome naujo masalo. Tai yra granuliuoti masalėliai karšių, ir kitų karpinių žuvų gaudymai. Pagaminti jie yra Stil kompanijoje, kaip ir šitas jaukas. Na ir išbandysime jo šiandien ir įsitikinsim, ar karšiai iš tiesų kimba, kaip dabar Pamarija sako, bet kur. Kad galėtume dokumentiškai parodyti jums karšių meškeriojimą, vietos toli neieškojame. Leidomės kartu su kitais meškeriotojais į smiltynę, ties kurios krantinėmis plačiašoniai dabar gaudomi dugninėmis. Karšio kibimas prasidėjo Pamaryje vasaros pabaigoje ir vis dar aktyvus. Geriausiai karšiai kimba anksti rytą. Tačiau ne vienerius metus smiltynėje žuvis gaudančių meškeriotojų teigimu, karšio kibimas suaktyvėja dar neišaušus, o svarbiausia, jog būtent tuo metu didžiausia tikimybė sugauti stambiausius egzempliorius. Trumpai apie jauką. Mes naudojame jauką sukomponuotą iš maistingo jauko Stil lėšč, susidedančio iš biraus maltų batono ir juodos duonos džiūvėsių.
traiškytų kukurūzų, avižinių dribsnių ir vaflių trupinių mišinio, kuris buvo pagardintas vanilės ir cinamonų aromatais. Išbrinkusi jauką įmaišėme saldžiame sirupe konservuotų kukurūzų grūdų ir musės lervų. Jaukas turi būti ne ypač lipnus, kad tėkmė jį greitai išplautų iš šėryklės, o pasroviui nusidriektų jauko dalelių šleifas. Galite pasinaudoti šiuo receptu, kurį mums parekomendavo patyręs pamario meškeriotojas Mindaugas Kulakauskas, bet galite ir eksperimentuoti su savo receptais. Kokie masalai naudojami karšių gaudymui? Naktį ir ankstyvą rytą geriausias jaukas, 3-4 musės lervos užvertos ant 10-8 numerio kabliukų. Nes toks baltos spalvos masalas matyt lengviausiai aptinkamas, kai apšvietimas vandenyje prastas ir žuvis mato daug mažesnių atstumų tai, kas randasi aplink jas. Kita vertus, šis masalas puikiai tinka stambioms kuojoms, kurios pirmos aplenkdamos karšius paprastai prisistato prie jauko ir aktyviai kimba, kol karšiai nenubaido jų į šalį. Dieną situacija gali keistis ir dažniausiai keičiasi. Karšiai dažnai pradeda gundyti sliekų, todėl reikia turėti pavadėlių su kiek didesniais kabliukais, kad greta stamboko ar kelių ryškiai raudonų mažesnių sliekų ant kabliuko galima būtų suverti porą musės lervų. Toks sumuštinis karšiams dažnai būna labai apetitiškas ir to įdienojus mes įsitikinome praktiškai. Karšių meškeriojimui reikia tinkamai pasirengti. Optimaliausias karšių gaudymo įrankis mariose dugninė meškerė su šėryklė, nes tokiu įrankiu masalą galima užmesti keliasdešimt metrų, o tuo pačiu nugramzdinti ir žuvis viliojantį jauką. Kad žuvis teltųsi toje vietoje, kur užmetamas masalas, meškeriotojai naudoja vieną taktinę gudrybę. Iš pradžių privalo prisegama talpi šėryklė, kurią galima užmesti maždaug 50 gramų jauko. Ji užmetama tuščia, o tada valas užfiksuojamas ant valo būgnelio esančiame segtuke. Po to tiksliai tą pačią kryptimi užmetamas apie 10 jauko prikimštų šėryklių.
Kai šėryklė stukteli į dugną, truputį lūktelima, kad jaukas imtų skleistis, o tada staigių trūktelėjimų šėryklė ištuštinama. Po tokios operacijos ant dugno susidaro jauko dėmė, prie kurios ima telkti žuvis. Tada transportinė šėryklė nusegama ir pakeičiama tokios pat masės, kad jos nenuneštų į šoną nuo jauko dėmės tėkmė mažesnės talpos šėryklė. O tada pritvirtinamas pavadėlis su kabliuku, užveriamas masalas ir užmetamas į reikiamą vietą ir galima laukti kibimo. Šiandien pabandysime atsakyti vieną klausimą. Ar meškeriojant dugnine, o meškeriojant tėkmėje, kaip mes šiandien tai darome, užtenka vienos šėryklės? Pasirodo ne. Šėryklių reikia turėti keletą. Štai tokią stambę šėryklę, pačią sveriančią 80 gramų, jeigu į ją dar įdėsite 30-40 gramų jauko, užmesite tokių stiprių galingų fiderių. O kodėl pradėti nuo tokios didelės šėryklės? Todėl, kad jie galima užmesti žymiai daugiau jauko, kurio paskui tiek daug užmesti nereikės. Tiesiog 10 tokių šėryklių pasiunčiate į vieną tašką, toj vietoj susiformuoja jauko dėmė, bet tokios didelės šėryklės nereikia, jinai pastebima, kitaip tariant, tai transportinė šėryklė, tada reikalinga mažesnė. Štai Browningo šėryklių serijoje yra visas spektras reikalingų šėryklių. Nuo, sakysim, 80 gramų iki 20 gramų šėryklių. Transportinę šėryklę nusegat, imat reikalingą, sakysim, tokios talpos, tokio dydžio šėryklę, kurie po to užmesit nedidelį jauko kiekį ir į vidų užanspauduosite būtent jauku masalą. Štai pasirinkimas žukladėžėje turi būti nemažas, o patogiausia, kad šėryklės būtų vienodo tipo. Tai tokios gerai amortizuojančios, gera guma, atlaikančios didelės apkrovas, jeigu jį kur nors užklius. Ir galima, sakykime taip, iš tarp akmenų įstrigusią šėryklę išplėsti su jėga ir turėti su tokį spektruką vieną eilutę įsigijus, 80 iki 20 gramų visiems gyvenimo atvejams. Šios šėryklės yra tradicinės, aišku, tokios, kurias mes užmetam vidutinį atstumą, kiek reikalauja žūklės sąlygos, bet kartais reikia užmesti žymiai toliau. Ir tada geriau naudoti šėryklės, kurios naudojamos masalą ir jauką užmesti didelę distanciją. Jų priekyje, kaip matot, yra svarelis, jis atlieka tokį savotišką traukiančio elemento, valą traukiančio elemento vaidmenį, užmetama labai tiksliai, krenta toli į vieną tašką ir jeigu jums reikės užmesti daugiau kaip 30-40 metrų, geriau yra naudoti tokią šėryklę, o ne tradicinę.
Gaudant karšius tokiame vandens telkinyje kaip Kuršių marios, kuriame juntama gana pastebima tėkmė, geriausia naudoti dugninės montažą su vienu pavadėliu. Kad masalas grimzdamas ant dugno neatsidurtų toli nuo šėryklės, jis užanspauduojamas jauko kamščiu šėryklės viduje. Kai jaukas ima skleistis, masalas iškrenta iš šėryklės ir atsiduria pačioje matomiausioje vietoje, greta jauko krūvelės. Geriausia naudoti vadinamąjį kilpinį montažą, susidedantį iš vienos didelės, maždaug pusmetrio ilgio kilpos, ant kurios vienos kraštinės užveriamas sukutis su segtuku, šėrykliai tvirtinti, ir žemiau šios kilpos su megztomis 2-3 cm ilgio kilputėmis. Galinėje kilputėje principu kilpa į kilpą tvirtinamas pavadėlis su kabliuku. Toks montažas idealiai tinka meškeriojimui tėkmėje, o ypač Kuršių mariose. Kad nepražiopsotum karščio kibimo, reikia atidžiai stebėti užmestas dugnines, nes karščių kibimas dažnai būna visiškai nepūdingas. Šioms atsargioms paprastai ilgai masalą ragaujančiams žuvims. Dabar jos tveria masalą iš karto ir velka į šalį, o tokia maniera būdinga ešeriams. Bet jei nespėjai pakirsti, karšis išspjauna masalą. Tiesa, rytinėmis valandomis ilgai laukti naujo kibimo netenka, tačiau turi iš naujo verti masalą, iš naujo užmesti dugninę. Todėl, meškeriojant tėkmėje, kad galėtum geriau fiksuoti kibimą, geriausia naudoti feeder tipo dugnines, tokias kaip Romada Premier Feeder, kurios ilgis 3,90. Beje, toks ilgis idealiausias meškeriojant, na ir ne tik Kuršių mariose, bet pavyzdžiui ir Nemune. Tokią dugninę lengva valdyti, nesunku užmesti masalą. Be to, jie galima užmesti gana masyvias šėrykles ir didelį jauko kiekį, nes ši dugninė atlaiko apkrovas iki 150 gramų. Be to, šių dugninių liaunos puikiai fiksuojančias kibimą ir gerai atliekančias kibimo signalizatoriaus vaidmenį viršūnėlės yra gana ilgos ir ryškiai nudažytos, todėl puikiai matomos vandens fone, net jei į akis jums plieska saulė. O dabar keletą žodžių apie kabliukus ir pavadėlius. Pavadėlis paprastai yra silpnoji grandis kiekvienos meškeriojimo, sakysim, priemonės sąrangos dalis. Ar tai būtų plūdinė ar dugninė, pavadėlis vis tiek turi būti plonesnis už pagrindinį valą, kad jūs neprarastumėt pagrindinio montažo, o tik tai pavadėlį. Bet visada norisi, kad tas pavadėlis būtų tvirtas, todėl geriausia naudoti pavadėlius, kurie jau yra surišti. Jūs patys suprantate, kad tai sutaupo gerokai laiko. Paprastai visi prie žūklę neturim laiko susirišti, susitvarkyti. Geriausiu atveju tik tai susidedam įrankius ir išvykstam. O štai tokie kokybiški Daivos kompanijos gaminti pavadėliai iš karto pririšti prie kabliukų. Tikras laiko taupimas žūklėje. Galite pasirinkti įvairiausių variantų. Sakysim, užsukę į Romados naują parduotuvę Klaipėdoje, rasite jų visą spektrą, gal kitur mažesnį, didesnį, bet kokiu atveju. Sakysim, štai tokius kabliukus, kurie beje gaminti Japonijoje,
valas gamintas taip pat Japonijoje, o tai jau savaime kalba apie jų kokybę. Iš karto gausite pririštus prie pavadėlių, beliks tik tai išimti vieną, prisekti prie dugninės montažo, plūdinės montažo ir galite meškeriuoti. Na, sakysim, štai tokius auksinius kabliukus, meškeriuojant kukurūzų grūdais, meškeriuojant kažkokius tai dar auksaspalviais grūdais, kad jie derintųsi prie masalo spalvos, panaudosite štai tokius kabliukus, kurios, laikysim tokius vadinamosius aidovski formos, šiek tiek lenktus, labai įdomiai kaldintus, ir sudėtinga pagaminti šitos kabliukus. Galite naudoti būtent tokiai karpių žūklei, kurią mes šiandien rodome, bet tinka visom žuvim. O šiaip, aš sakyčiau, kad tai dabar viena iš geriausių kabliukų rūšių ir jeigu jūs ją iš tiesų išbandysit, pasižiūrėsit, patys to įsitikinsit. Kartais prireikia ir labai stambaus kalibro kabliukų, kada kimba stambios žuvis. Čia, sakysim, kabliukai rekomenduojami netgi starkų žūkliai, natūraliais masalais, bet kartais aš manau, kad jie pravers jums ten, kur gaudysit labai stambius karšius, gaudysit galbūt karpius jais, bet to, jie aišku yra tvirtesnio pavadėlio. Na ir savaime suprantama, kad toks kabliukas žūkladėžėje visada turi būti. Reikia turėti visą spektrą, nes žūklės situacijos ir aplinkybės yra nenuspėjamas, jūs pamatote viską tik tai atvykę į vietą. Todėl reikia turėti įvairių įrankių ir reikmenų atsargų. Kadangi šiandien vis paliečiame tokią temą, kad žūklės sąlygos yra nenuspėjamas ir ką mes rasim atvykę į vietą, kurioje norim užmesti masalą, sunku pasakyti. Galime rasti drumstą vandenį, galime rasti labai skaidrų vandenį. Žodžiu, iškyla tokių problemų. Štai jeigu rasite, sakysim, labai skaidrų vandenį, arba labai tamsų dugną, jūsų jaukas, jeigu jisai bus šviesus, o gali pasitikti taip, kad jūs turėsit būtent šviesaus jauko, o neturėsit kuo jį sumaišyti, labai protinga yra turėti štai tokį browningo dalyką, kuris vadinasi crazy color. Kitaip tariant, tai yra jauko dažiklis. Kaip matote, jis yra tokios kakavos spalvos, puikiai nudažo jauką, jo reikia nedidelio kiekio, tokio flakoniuko užtenka ilgam, sakykime. Atvykę ten, kur pasižiūrėjot, kad jūsų baltas jaukas taip įsiskiria, kad tiesiog baido žuvis, o paprastai tai būna rudenį. Na ir pavasarį, kai vanduo vėsus, šviesus jaukai visada šiek tiek yra tokie neįprasti žuvims, neįprastai atrodo jų gyvenamoje aplinkoje. Tai tokių daiktų galite padažyti jauką ir neturėsit jokių problemų. O jeigu dar įdėsite kurmiarausų žemės kartu su šito dažikliu, tai jūsų jaukas bus visiškai natūralus ir atrodys kaip produktai pakliuvę į vandenį. Iš pievų atnešti upelio, upių tėkmės. O kitas reikalingas daiktas. Šitokie milteliai, kurie vadinasi Crazy Clean. Kaip matote, etiketėje yra nupieštos musės lervos. Kadangi kartais, jeigu musės lervos truputėlį ilgiau pabūna, saulutėje vis tiek jos pradeda skleisti tam tikrą kvapą. O tą kvapą jos skleidžia ne tik tai dėžutėje, masalinėje, bet ir jauke. Štai įdėjus tokio papildo, pagardo galima net atraktantų jį vadinti, nes jisai toks hybridinis dalykas, panaikina šitą kvapelį ir suteikia musės lervoms saldų, malonų skonį, kurį žuvis labai mėgsta. Taigi, jei būnate klėje keletą dienų, toks daiktas irgi praverčia pagardinti masaliuką, pagardinti jauko priedą, nes musės lervos dedam ir į jauką, taip, kad jisai būtų patrauklus žuvim, jų uosliai, tai turint neatsirastų atstumiančių kvapų. Taigi, štai tokios svarbios smulkmenos, bet žūklei dažnai nuo smulkmenų priklauso viskas.
Dėl savotiško karšių kibimo stiliaus šiemet uostamiesčio meškeriotojai, ieškodami masalų, kurių karšiai neišspjauna, vos pajutę šėryklės masę, atrado naują masalą, kuris prancūziškai vadinasi pellets ir kitose šalyse jau ne pirmą sezoną populiarus. Kas tai yra? Tai iš maistingų granulių suformuoti 3-4 mm dydžio cilindro, kubo ar rutuliuko formos masalai, pagardinti įvairiais aromatais, greitai sklindančiais vandenyje. Be to, šie masalai yra labai maistingi ir patinka žuvims. Kuršių mariose karšius dabar geriausiai vilioja žuvies ar vanilės kvapą skleidžiantis naujoviški masalai. Karšiai šios masalus iškart įvertino ir stveria taip, kad nepatikimai įtvirtinta dugninė gali įvilkti vandenį. Suprantama, kad taip kibdami plačiašoniai dažniausiai pasikerta savaime. Tačiau, jog taip įvyktų, masalas turi būti ypatingu būdu užvertas ant kabliuko. Iš pradžių ant cilindro formos masalo užmaunamas elastingas silikoninis žiedelis, o tada po juo įveriamas kabliukas, kuris turi būti didesnis 8-6 numerio. Nereikia baimintis, jo kabliukas nuogas, o jo gelonis styro atsikišęs į šoną. Masalą ragaujantis karšis įsiurbia apetitišką rutuliuką kartu su kabliuku ir per vėlai pajunta pavojų. Negera nuojauta paskatina karšį plaukti į šoną ir tada kabliukas įsminga į žuvies lūpą. Va tuo momentu karšis visų greičių startuoja į šoną ir gali nuo laikiklio nuvilkti nerūpestingai be priežiūros paliktą dugninę, ypač jei užkybo kilograminis ar stambesnis egzempliorius, kurie Kuršių mariose nereti. Kas šiemet Kuršmariuose paskatino tokį įdomų ir netgi nelauktą karšių kibimą? Meškeriotojų teigimu galima tik spėlioti. Vieni sako, jog šilti vasaros pabaigos orai gerokai suvėlino įvairių rūšių žuvų, kurios buvo išsidanginusios vasaroti ir ganytis į Baltijos priekrantę, grįžimą į žemavietės. O tos žemavietės Kuršių mariose. Kiti mano, kad tai reiškia, jog žiema šiemet į pamarį ateis vėlai, todėl karšiai ir maitinasi vasaros režimu. Treti spėjo tik atvirkščiai, žiema bus ankstyva ir ilga, todėl karšiai skuba sukaupti kuo daugiau maistinių medžiagų. Kai bus, pamatysim, o kol kas galima džiaugtis gerų karšių kibimu.